Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Kelios minutės po 15 valandos, laba diena visiems, trečiadienis jau Liepos 15 dieną sveikinasi su jumis ir laida Vienas tikslas, viena komanda išbėga į aikštelę. Šiandieną aikštelėje, na ir ko gero puolėjo vaidmenyje, kaip ir gyvenime, mes sutinkame svečią, kuris šiandieną atskubėjo, ko gero, iš rytinės treniruotės, o galbūt tiesiog po atostogų. Darius Kazubovičius šiandieną svečiuojasi pas mūsų studijoje, vyrukas besišypsantis, prisikišęs pilnas kišenės mobiliųjų telefonų ir tiesiog puikiai nusiteikęs bendrauti. Sveikas gyvas, Dariau. Sveiki visi. Ar gerai tave, tiesiog pristačiau taip jau? Nu, kad linksmas ir visą laiką šypsausi, tai tikrai taip. Tikrai taip? Tikrai taip. Aha, supratau, viskas tada gerai. Taigi Darius Kazubovičius šiandieną Utenos Utenio žaidėjas pas mus svečiuojasi studijoje ir visi klausimai, visos strėlės jį gali pateiktos būti ir tiesiogiai skambinant mums į studiją telefonu 64111, miesto kodas 8389. Be jokios abejonės, tą galėjote padaryti ir iš anksčiau, pateikdami Dariui klausimus Utenos Utenio Facebook socialinėme tinklalapyje ir šiame profilyje, norite sužinoti kažką iš puolėjo, kodėl ir ne, prašom, dar galite tai padaryti. Faustas įnikęs į kompiuterį ir iš karto perduos klausimus, kad galėtų atsakyti Darius. Bet viskas nuo pat pradžių. Porą savaičių nebuvo, tiesiog tiek laidos, tiek ir, ko gero, Utenos Utenio komanda atostogavo, ilsėjotės. Tai Dariau, ką veikiai per tą laikotarpį, kada buvo laisvos dienos, jeigu galima pavadinti sportininkui sezono viduryje laisvas dienas? Turėjome laisvų dienų, tikrai buvom pavargę nuo to futbolo, reikėjo pailsėti jau. Sapnavosi košmarai kokie? Futbolo? Na, nelabai. O per tas dienas atostogų tai tikrai stengiausi leisti kuo geriau, kad kuo geriau pailsėčiau ir vėl ruošiausi į treniruotės. Tai kiek dienų tų laisvų buvo, kad galima įsivaizduoti? Ko gero, kaip kokiam nors pedagogui, 56 dienos gal laisvas buvo? Ne, mums tiek nebuvo, pas mus buvo maždaug savaitę. Čia be savaitgalių? Ar su savaitgaliais jau? Su savaitgaliu, taip. Aha. Tai maždaug visą savaitę ir gavosi. Kaip galima įsivaizduoti, sportininko, ypatingai tavęs, Dariau, tavo atostogos? Kuo jos yra ypatingos? Nuo paprasto žmogaus skiriasi, mėgsta kažkur tai ilgiau pamiegoti, tarkim, pasilepinti, atsidaryti automobilio langus, pasileisti muziką, važiuoti, pasimaudyti su draugais, įsikepti kažkokios mėsytės ir tiesiog smagiai atsipalaidavus, garsiai klausyti muziką galų gale. Kaip tu atostogauji? Pavyzdžiui, per atostogas nereikia tikrai keltis anksti, ryte eiti į treniruotę. Esi atsipalaidavęs, žinai, kad tau niekur nereikia. Atsikeli, kada nori, pavalgai ir mastai, kur nuvažiuoti, jeigu geras oras, kodėl gali nuvažiuos prie ežero. Tai ką nuveikiai per atostogas? Buvau prie ežero su draugais. Oho! Su draugais prie ežero buvai? Taip. Kepėm šašlykus, maudėmės, ką daugiau. Ilsėjausi namuose daug. Ar žvejoji, nes prie ežero dažnai dar galima ir meškerį pasiimti? Žvejoti esu mėgėjęs, bet kažkaip ir neužteko to laiko. Nekibo, žodžiu. Dar ir pažvejoti, taip. Man iš karto kyla klausimas, kai tu pasakai, kad reikia anksti keltis, eiti į treniruotę ir nori tavęs iš karto kontraklausimą pateikti. O kada tas anksti yra žaidėjui keltis? Kelintą valandą keliesi? Taip dažniausiai 8:30 maždaug. Oi, tikrai anksti, patikėk manimi. Jeigu man radijoje reikia keltis kokią 5 valandą ryte, tai aš manau, kad mes galėtume apsimainyti vietomis. Aš truputėlį svorio numesčiau, tu čia galėtum dar anksčiau atsikelti, klausyk, visai sutartume, manau, kad... Gerai, tai visų pirma sužinojome, kad Darius Kazubovičius iš tikrųjų, nieko nesiskiria nuo mūsų paprastų klausytojų. Per atostogas mėgsta su draugais pasibūti, prie ežero pabūti, laužą pakūrenti, žvejoti galų gale. Laimikis koks yra didžiausias tavo gyvenime? Turbūt 2 kg lydeka. Vau, visai neblogai. Ar teisėtų ar neteisėtų būdų pagauta?
Ne visai. Ne visai teisai, bet mes šiandien to nesakom. Tiesiog palikime tai retorinį tokį neatsakytą klausimą klausytams ir kiekvienas tegu įsivaizduoja. Gerai, tai vis tik tai dabar pradėkime ir grįžkime į tas vėžes, nuo kurių mes pradedame kamantinėti kiekvieną Utenos Utenio atėjusį čia žaidėją. Jaunasis žmogus pats, pasižiūrėjau statistikoje, galiu pasakyti, kad Darius Kazubovičius yra gimęs 95 metais ir vasario 19 dieną atšventė 20 metų jubiliejų, su kuo tave ir sveikiname, neturiu jokios dovanos, bet kokiu atveju tai jau buvo vasario mėnesį, tada atleist, truputėlį pavėlavau. Gerai, Dariu, tai kada pradėjai domėtis futbolu ir kaip atsidūrėjai toje futbolo virtuvėje, kurioje iki šiol esi mirkęs? Na, kaip ir kiekvienas savo mieste išeidavau į kiemą. Iš kokio miesto esi kilęs? Iš Naujosios Vilnios. Iš Naujosios Vilnios? Na, tai ne miestas, klausyk. Nu, miestelis. Miestelis, taip. Ir visą laik būdavo draugų kieme, visą laik su kamoliu. Arba taip lakstydavom, ar su kamoliu, ar be kamolio. Na, bet dažniausiai imdavom kamolį ir eidavom į stadioną. Na, sako, jeigu jau Naujoji Vilniuje lakstai be kamulio, bet imituoji, kad žaidi futbolą, tai reikėtų kažkur tai jau Naujoji Vilniuje ten ir prisiglausti ten link tos Vasaros gatvės, ar netiesa? Na taip. Tokių yra replikų pasakyta, ne? Jo. Tai kaip ten Naujoji Vilniuje iš tikrųjų, ką veikti, na, nedidelis miestelis, tarkim, ir susirinkdavo ten didžiulis būrys to jaunimo, kad galėtum lavinti save ir žvelgti į savo ateitį kaip į futbolininko ateitį? Na, iš tikrųjų, miestelis tikrai nedidelis ir gal tame ir yra pliusas, nes daug tikrai yra norinčių ten jaunų žaidėjų, kurie, pavyzdžiui, kaip mes anksčiau rinkdavomės visą laiką tokią ir tokią valandą. Ten, pavyzdžiui, 6 visą laiką rinkdavomės stadionį ir tikrai mūsų daug ateidavo ir žaiddavom tiesiog tą futbolą ar ten vieną litimą. Yra toks žaidimas ir tiesiog... Vienas lietimas, tai paaiškink, kai tada tiesiog žaidėjas negali varytis, tiesiog jisai iš karto turi kažkur tai arba smūgiuoti į vartus, na, jeigu atrieda kamuolys, arba perduoti kažkam kitam, taip kaip suprantu. Na, vieną lietimą visą laiką turi daryti vieną lietimą. Jeigu padaro jis daugiau, tada tas žmogus eina į vartus. Aha. Ir tada jau pasipasavę tuo vienu lietimu, jau gali smūgiuoti į vartus. Bet čia žaidžiama tik tai tokiu atveju, ko gero, kai yra ne per daugiausia žmonių, ar atvirkščiai? Na, žmonių skaičius gali būti ir, nors ten ir 100 jau. Aha, bet svarbu vieną kartą paliesti. Taip, svarbu vieną kartą. Na ir kokios nostalgijos, kokie prisiminimai iš to jaunystės futbolo? Vis tik tai, na, žaisti kieme yra vienas dalykas, bėgioti, tarkim, po pamokų ar fizinio lavinimo mokyklos pamokos metu, bet... Na, daugiau, tai vis tik tai reikia kažkokių pastangų. Reikia kažkokio talento, kuris yra pas tave ir kokiu būdu tave pastebėjo, galbūt treneris kažkoks, tai fizinio lavinimo mokytojas. Kas tave pamatė? Pas mus miestelį rinkosi komanda, būrė naują komandą į jaunių čempionatą ir nusprendžiau, reikia pabandyti. Kaip komanda vadinosi? Granitas. Granitas? Vilnius Granitas. O kodėl ne Naujosios Vilnios Vilnelė kokia nors? Aš šito nežinau. Paklausk būtinai, kas sugalvojo pavadinimą. Gerai, Granitas. Tai nusprendė tada pamėginti, taip? Taip, nusprendžiau ateiti treniruotės, pamėginti savo jėgas, pažiūrėti, ką aš galiu, ar man verta lankyti futbolą ar ne. Nu, jau man patiko šitas žaidimas ir užsikabliavau ir tai va, tęsiu savo futbolo karjerą. Kiek valandų, tarkim, per parą, per dieną praleidai futbolo aikštelėje? Arba atiduodi savęs futbolui, juk reikia ir treniruotis, ir dar kažką tai atlikti, kažkokius tai pratimus. Na, dažniausiai būna treniruotis apie 1,5 valandos daugiau net ir po treniruočių lieku dar kokiai valandėlį dar papildomai pasitreniruoti. Žodžiu, dar save priverstinai dar kažkaip tai stimuliuoji, kad dar labiau reikia. Už mažą tau treniruotės yra. Ne priverstinai, bet savo norų pasilieku ir tiesiog noriu tobulėti kuo greičiau. Ir kuo daugiau pasiekti. Taip. Gerai, Dariau, tai vis tik tai tavo pasiekimai dar kol kas nėra tokie įspūdingi, tarkim taip, nes vis tik tai esi jaunas žmogus, bet nepaisant to, kad jau atsidūrei toje jaunių rinktinėje, tame Granito komandoje formuojamoje ir šioje vietoje turėtų
logiškai, jeigu pradėjai domėtis futbolu, kažkas turėtų nukentėti. Tai kaip su mokslais tau sekėsi? Na, su mokslais labai apie mokslus negalvojau. Pas mane buvo mintise tik futbolas. Pavyzdžiui, sėdėdamas mokykloje galvojau ne apie mokslus, o kuo greičiau, kad nuskambėtų paskutinis skambutis ir kuo greičiau į aikštelį, į treniruotę. Jeigu per geometrijos pamokas brėždavau lentoje apskritimą, tai matydavai į futbolo kamuolį, kaip suprantu. Taip? Tiksliai taip. Geografijos vėlgi negalėdavai mokytis, todėl kad gaublyje išvelgdavai į futbolo kamuolį. Na jo. Velniškai sudėtingas gyvenimas iš tikrųjų, bet nieko nepadarysi, vis tik tai esi dabar futbolininkas, ko pats ir siekiai. Gerai, o kaip atsidūrei ten, kur, na, vis tik tai galima pasvajoti, kaip žiūrėjau, vis tik tai esi ir rinktinės narys, esi ir beros žaidęs Žalgirietyje ir, na, iš tikrųjų, vadinasi, tikrai tavo pasirinkimas nėra toks prasčiausias gyvenime ir atsiskleidžia kažkiek tai tiek tavo talentas, tiek įdėtas įdirbis. Na taip, stengiuosi. Vat, kaip minėjau, Naujosios Vilnios Grainytė buvau, pažaidžiau ten, mane pastebėjo, kai žaidžiau jaunių lygoje ir buvau pakviestas į jaunių rinktinę. Ten kaip ir irgi sublizgiau, galima sakyti, ir pakvietė į Nacionalinės futbolo akademiją Kaune. Na ir ten pratęsiau savo jau rimtesnė futbolininko karjera, ten jau buvo viskas rimtai su futbolu susiję. Ten pas mus treniruotės būdavo kiekvieną dieną per savaitę, į savaitę net būdavo į dieną, tai yra po 2 treniruotės. Ir ten tikrai patobulėjau gerai ir po to kaip ir atsidūriau Žalgirietį. Dar vis tik tai, ar iš pat pradžių keitei kažkokią poziciją, ar pats norėjai ir sakei, kad noriu žaisti tokioje ir tokioje pozicijoje, ar vis tik tai treneris paskyrė tave ir tu apsipratai ir dabar žaidi, tarkim, na, kiek suprantu, Utenos Utenėje žaidi puolėjo pozicijoje, taip? Taip. Tas žmogus, kuris, na, tiesiog finišuoja atakas arba įkala įvarčių, na, padaro finalą, kurį visi žiūrovai stūgauja. Tai tau patinka tokia pozicija? Jo, aš niekada nekeičiau tos pozicijos, aš nuo pat mažų dienų jau esu puolėjas ir man tiesiog patinka. Suspardyti priešininko vartus. Taip, muštos įvarčius. Žinoma, ne visą laiką gaunasi taip, kaip noriu, bet... Dažniausiai puolėjui, na, vis tik tai lemia toks momentas, kad prieš puolėją atsiranda ir gynėjas. Ir tada, jeigu yra koks nors rimtesnis arba tvirtesnis gynėjas, dažniausiai puolėjas gauna traumą. Kaip pačiam yra išvengę, pavyko išvengti tų traumų, ar vis tik tai, na, lygiai taip pat esi kelis kartus traumuotas ir galvoji per tos skausmus velnės, kodėl man čia reikalingas tas futbolas, o galbūt netgi tau yra nutikę kaip trakų žaidėjui. Nedaug dievė, žinoma, reikia pabelsti į stalą. Na ne, ačiū Dievui, taip nėra buvę, bet iš tikrųjų su gynėjais susiduriu ir ne kartą, bet tikrai gynėjai prižiūri mane, todėl kad aš neįmušiu, tai yra to įvarčio. Ir tiesiog jie, nežinau net kaip pasakyti, prižiūri mane, kad aš tiesiog nemušiu tos įvarčius. Bet vis tiek yra kažkokių tai gudrybių. Dabar išduok paslaptį. Tarkime, na, 1-1, čia lemiamos akimirkos, sekundžių reikalai, arba jeigu tu neperduosi kažkokio tai, na, kamulio kitam atakuojančiam žaidėjui, na, tave užgrius ir neduok tie dar ne vienas gynėjas, o keletą. Ir čia įvairiausių gudrybių. Kokios gudrybės, kad išvengtum, tarkim, arba apeitum, kas pas tave yra stipriausia. Tarkim, na, apibėgimas galbūt iš kairės, galbūt prisivarimas kamuolį tarp kojų, ten dar kažkokie, aš neįsivaizduoju, ten tų niuansų, tarkim, čia jau tu turėtum vesti ir pasakoti, kasgi ten vyksta. Na, dažniausiai, kad išvestų mane 1-1, tai reikia prašyti tą kamuolį į plotą, pačiam bėgti ir prašyti į plotą. Na ir tada, žiūrint nuo kito komandos žaidėjo, ar bus geras perdavimas, tada išves mane 1-1 ir jau reikia užbaiginėti tą ataką. O kaip prasideda trintis baudos aikštelė, jeigu, tarkim, na, neįsivaizduoja kažkokio tai žaidybinės situacijos, kur žaidėjas prie žaidėjo vienas prie kito prisispaudžia. Jie tengi, na, suspaudžia vienas kitą rankom, žiūrėk, prilaiko dar kažkaip. Kokių gudrybių, tarkim, tau tenka, na, sutikti kaip priešpriešą, kad sulaikytų tave kaip puolėją?
tarkim, tave kažkokį erzina galbūt netgi, kad už rankos sulaiko, už marškinėlių, už šortų galų gale stengiasi, kad ne visada kaip teisėjas pastebi, ką daro priešininko žaidėjas, kuris stengiasi tave sulaikyti. Iš tikrųjų labai daug tokių situacijų būna, kai, pavyzdžiui, būna kampinės ir tu jau bėgi, nori mušti tą įvartį ir tave laiko ar už marškinėlių, ar net už rankos ir tiesiog neleidžia. O pas kaip įsisuka, tai jau stengiuosi, kad neliestų manęs, kad tai nematytų manęs teiginiai ir taip užbaigti tą ataką. Supratau. Na kągi, tai dabar vis tik tai teko žaisti rinktinėje ir kokie įspūdžiai tau pačiam jau, vis tik tai jaunių rinktinėje, kurioje tenka susidurti ir ne tik tai su, tarkim, Lietuvos kažkokiais tai žaidėjais, bet ir kitų šalių žaidėjais, tokios pat rinktinės atstovais. Kas labai gerai, kad labai daug keliavom su rinktinė. Keliavom į skirtingas šalis, kovojom su skirtingom šalim. Ir tai yra ne su klubais žaidėjai, o su rinktinėm. Ir tikrai tai labai daug padeda, nes tu matai, ką gali kitos šalis padaryti. Ir kai tu grįžti į Lietuvą, matai, ko tau dar trūksta. Ir tiesiog bandai tobulėti, matydamas, ką kiti gali ir kiek tau dar reikia tobulėti. Pasiskaičius komentarus apie rinktinę ir žinoma apie Lietuvos futbolo federacijos rinktinės nesėkmes ir pačią federaciją, visada komentaruose galima suskaityti net ir tokių žiniasklaidos atstovų, kad tarkime dabar yra rinktinė, ypatingai jaunimo rinktinė yra bedantė. Ką tu galėtum replikuoti, tarkim, ir atsikirsti, nes vis tik tai kažko tai tikisi galbūt kietesnio žaidimo, gal kažkokių tai daugiau įvarčių, daugiau rezultatų, o kažkokia tai nesėkmės juosta yra rinktinėje ir labai sudėtinga dabar kažkaip tai save reabilituoti ir sakyti, nepavyko, bet dabar mes pasistengsime, kitą kartą gal bus viskas geriau. Ką išgyveni, tarkim, kai nepavyksta pelnyti, kai nepavyksta pačios rungtynės, kai tenka būti ne tais lyderiais, bet outsideriais? Nežinau, tikrai nesėkmių pas mus dabar nacionaliniai rinktiniai buvo ir aš manau, nereikia nuleisti galvų, reikia kovoti iki pat galo. Mušti galvą reikia, nereikia nuleisti galvos, taip? Ir manau, nėra problema pralaimėti porą kartų, tiesiog reikia atsitiesti ir negalvoti apie tas varžybas, kurios buvo blogos, o paimti, atsitiesti ir eiti į priekį. Štai tokiu pozityviu žingsniu ir štai tokia nuotaika Darius Kazabovičius šiandieną svečiuojasi pas mūsų Utenos radijo studijoje ir šiandieną kalbamės laidoje Vienas tikslas, viena komanda. Dariau, kaip atsidūrei Utenoje ir pradėkime viską nuo pradžių, kaip tave priėmė komanda? Čia velniškai daug žmonių, kurie irgi taip pat žaidė vienokį, kitokį rinktiniai, taip pat dalyvavė vienose ir kitose, netgi tapę buvo legionieriai. Kaip atsidūrei Utenoje? Aš esu iš Žalgirio pats ir man treneris, direktorius paskambino, pasiūlė į Uteną. Aš nežinau, aš iš karto nieko negalvodamas, iš karto sutikau, nes... Kodėl tau Žalgirį nepatiko? Juk, žalia, balta. Taip, žalia, balta yra gerai, bet tiesiog ne tiek gaudavau žaisti, kiek norėdavau ten. Minučių mažai būdavo. Taip, o pagrindė aš esu jaunas ir man reikia daug žaisti, kad būtų patirtis ta. Tobulėjimas. Taip, tobulėjimas. Ir man tiesiog pasiūlė būtent į šią komandą ateiti. Žinau, kad čia bus gera kompanija, geri treneriai. O iš kur tu žinojai tą dalyką? Buvo draugų, pažįstamų, kažkoks kontaktų ratas, apsiskambinai dar ir prieš priimdamas sprendimą. Sveikas, girdėjau ten žaidį, pasakyk, kaip ten viskas. Ar buvo tokie skambučiai, kažkokie pasikalbėjimai? Tokių skambučių nebuvo, bet žinojau, kad čia žaidžia tikrai geri draugai ir, kaip ir sakant, partneriai, kurie anksčiau buvo. O apie trenerį, ką galiu pasakyti, tai treneris mūsų treniravo Lietuvos rinktiniai. Ir tikrai juos žinojau. Tai vien dėl gero kolektyvo, trenerio štabų, tai atėjau į šią komandą. Kodėl Mindaugas Čepas visą laiką rungtynių metu šaukia ir po to praranda balsą? Kodėl jūs jo netausojat? Nesaugot Mindaugo balso?
Taip jau gaunas. Kodėl jūs jį erzinat, klausykite? Neklausot nieko, žmogui reikia šūkauti per visą aikštę. Nu, nespecialiai jau taip. Taip, taigi truputėlį mes padarysime dabar pertraukėlę ir sužinosime apie Darių, kas jis per žmogus. Galų gale Darių, na, mes sužinojome, kaip tu atostogauji. Sužinojome, na, kad mėgstai žvejoti prie ežero, pasimaudyti, vadinasi, moki ir plaukti, viskas šį vietoje gerai. O klausyk, kaip ten su maistu, nes čia jau tokia įdomi situacija, kad Utenos Utenio žaidėjai visi vardina vieną ar tą patį patiekalą. Tai klausyk, dabar tavęs noriu pasiteirauti, kasgi tau yra skaniausia ir koks yra geriausias patiekalas? Ir nedaug tie ištarsi tuos pačius žodžius, kuriuos ištardavo Utenos Utenio žaidėjai visi. Na, mano tai mėgstamiausias patiekalas yra bulviniai blynai. O, ačiū Dievui, nors vienas žmogus iš tikrųjų pasirinkęs nacionalinę virtuvę, taip? Nu, ką daugiau, cepelinai, aišku. Žodžiu, viskas, kas iš bulvių. Vėdarai, taip, kugelis, su spirgais ar grietinė, taip? Jo, ir taip, ir taip. Taip, tik tai figūroje nesimato, kad vis tik tai esi papilnėjęs, labiau lieknas ir atletiškas. Darius Kazbovičius šiandieną svečiuojasi pas mus, noriu priminti Utenos radio klausytojams, 21-asis numeris Utenos Utenio puolėjas ir žinoma, šiandieną Darius taip pat nusprendė, kad reikia pasiklausyti muzikėlės, kuri jam patinka ir šiandien atlikėjas bus koks? Mr. Props. Taip, pasiklausom šio kūrinio ir iš karto grįžtame atgal į laidą Vienas tikslas, viena komanda. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį.
Geriausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Darius Kazubovičius, 21 numeris išbėga į aikštelę ir štai, tiesiai galva įvirpsta ir neįmušęs įvarčio griūna. Dariau, tai ar būtų tokia situacija, kai galėtų koks nors Kesminas taip komentuodamas Utenio rungtynes, pačiam nebūtų po to jau taip jau? Na, tokios situacijos tai dar nelabai buvo. Ar buvo tokių situacijų, kada, imdamas kamuolį galvą vis tik tai nepataikai į kamuolį? Jo, tikrai nemažai dar tokių situacijų būna. O kodėl, klausyk, visą laiką norėjau pasiteirauti, kodėl puolėjas, imdamas kamuolį galvą, ar jam neskauda tos galvos, galų gale, kodėl jisai nuo to kamuolio mušimo nepraplikęs, net bukęs, net dar kažkas tai. Kokios yra paslapties kraistės, kurias tu galėtum čia praskleisti klausytojams? Nežinau, gal tiesiog esam jau įpratę imti ant tos galvos ir nejaučiam to skausmo. Bet iš tikrųjų jis yra, ko gero, turėtų būti, nes smūgis visai neblogas. Tikrai taip, tikrai yra. Tavo mėgstamiausia pozicija mušant įvartį, tarkim, galbūt kažkaip nors iš šono, suktukas kažkoks, tai vėlgi ta pačia galva, gal, neįsivaizduoju, kokios situacijos dažniausios yra tau dėkingos ir kur tu jauti, kad tai yra tavo arkliukas? Aš manau, pavyzdžiui, pagal mane, tai patys gražiausi įvarčiai yra iš galvos. O pats kaip mušu, tai taip pat tie patys išvedimai yra vienas prieš vieną ir ar apvedimas vartininko ir po to muši į tuščius vartus. Tai visi įvarčiai yra. Yra situacija buvusi, kad tušti vartai, bet nepataikai. Kaip reikėtų pataikyti, bet nepataikai. Ačiū Dievui, bet dar nebuvo taip. Nebuvo. Dariau, bet vis tik tai dabar būkime, teisingi ir pasižiūrėkime į statistinę lentelę, kuri nebyloja tavo taip labai dideliai naudai. Esi žaidęs 932 minutės per, būtent SMS Kredit A lygos rungtynes ir tik tai yra pelnyti 2 įvarčiai. Ar tai yra daug, ar tai yra mažai? Tai tikrai yra labai mažai ir nežinau, bandysiu kažką keisti. Įvarčius geriausia keisti, kad statistika tokia didėtų į viršų. Nu taip, ir per šį sezoną bandysiu pelnyti, kaip ir sakiau, tos 10 įvarčių. Ar esi, tarkim, slaptą kažkokį tai pažadą davę savo, galbūt Mindaugui Čiapui, kuriam pelnysiu per sezoną, kokią 15 įvarčių? Na, savo esu tikrai pasisakęs, kad noriu pelnyti tos 10 įvarčių per sezoną. 10 įvarčių, žodžiu, tu dabar viešai deklaruoji, kad iki sezono galo 10 įvarčių, o jeigu nebus 10 įvarčių, Darius Kazubovičius padarys ką? Oi, nežinau net. Na, aš pasistengsiu, kad būtų tie 10 įvarčių. Ne, tai pasistengti yra maža, tai reikėsiu, kad būtų. Aš dabar tave provokuoju tai, kad jeigu tu nepadarysi, kokią fantą tada gausi. Manau, kad maža čia bus kažkokių tai draugų. Čia reikėtų tokio viešo, tokio atsiprašymo tada jau klausyk. Nu jo. Pažadi padainuoti Utenos Utenio stadione. Taip. Pažadė, viskas, sutarėm. Gerai, tai dabar Dariau tavęs nebekankinu, o tiesiog dabar atiduodu tave į klausytojų rankas. Aš tiesiog būsiu tas balsas, kuris pateiks tau klausimus, o tu pasiryžęs atsakyti ir už vieną labiausiai patinkantį tau klausimą. Tu padovanosi tam klausytojui, kuris pateikė šį klausimą, pakvietimus, 2 pakvietimus į artimiausias rungtynes namų stadione, tai kada Utenos Utenis žais, o tai bus artimiausios, žinoma, yra draugiškos rungtynės jau šį šeštadienį 15 valandą su Klaipėdos Granitu, bet manau, kad net ir ne už kalnų Liepos 26 diena, kada 17 berods valandą taip pat Utenos Utenis žais jau nebe draugiškas rungtynės, o SMS Kredit A lygos rungtynės. Gerai, pasiruošęs? Taip. Nerijus teirausi, 2 įvarčiai per 2 turus, ar ne per mažai kaip puolėjai? Ta patį norėjau, Nerijau, nemačiau tavo klausimą ir tikrai užbėgau už akių, atsiprašau, bet, žodžiu, susirūpinęs ne vienas aš. Na, kaip ir sakiau, kad tai tikrai yra labai mažai. Kurią koją spardai? 10. Gal patiesinti reikia? Na, patiesinti nereikėtų, bet bandysiu, kad būtų ne 2 įvarčiai, o
tikrai daugiau. 10, kaip ir pats minėjai. Ir artimiausias įvartis jau per draugiškas rungtynės, o 26 dieną net 3 įvarčiai iš Dariaus Kazubovičiaus torpedinės kojos. Gerai, dar taip pat Nerijus teirausi, ko naujo galime tikėtis per ateinančius 3-4 turus? Ko gero taip klausimas turėtų skambėti. Na, žiūrint į mūsų komandą, manau, tikrai mūsų rezultatai gerės ir kilsim į viršų. Kaip balti balandžiai. Na taip. Supratau, o kaip tau atmosfera pačioje komandoje? Na, atvykai į Utenos Utenį, pakvietė tave direktorius, pakvietė tave vyriausiasis treneris, atmosfera pati komandoje. Atmosfera tai tikrai yra puikiai ir tikrai nesiskundžiu. Visi žaidėjai yra super, visi geri, tikrai padės bet kada, nors ir tu ten ir bus sunki situacija kokia, nors tikrai visi padės ir kiek patys žaidėjai, kiek treneriai, visi tikrai suteiks pagalbą. Net ir antrosios komandos žaidėjai pasiruošę išbėgti su neštuvais, taip, jeigu... Manau, taip. Gerai, kaip pačiam Utena patinka? Ar matęs kokių įdomybių, ar yra skirtumų nuo naujosios Vilniaus, tarkim? Tai miestelis irgi tikrai nėra didelis, bet... Mes taip pat turim dvasinę ligoninę. Bet ką galiu pasakyti apie šį miestelį, tai labai gražus. Čia jau miestas, mes turime 2 bažnyčias, 2 cerkves, bet čia jau miestas, nemaišyk su naujai Vilniui, Dariau. Na, miestas tikrai yra gražus. Galiu pagirti parkelį čia, gal ne parkelį, o parką. Va, gerai, kad pasitaisai, taip. Čia kurį dabar iš tų kelių? Nežinau, čia jis yra labai didelis vienas. O kitas mažesnis, supratau. Ką dažniausiai veikia Utenoje, kai nereikia eiti į Utenos Utenio stadioną? Na, dažniausiai ilsiuosi nuo treniruočių arba papildomai einu į pats pasitreniruoti į stadioną ir taip laikas ir praeina. Kur valgai bulvinius blynus? Kur geriausi bulviniai blynai Utenoje? Žarijoj. Žarijoj geriausi bulviniai. Supratau, dabar taip, ten tikrai iš tikrųjų geras pastebėjimas, tradicijos nesikeičia, taip, ten geriausi bulviniai blynai yra iš tikrųjų, linkėjimai Žarijai. Aha, Nerijus teiraujasi, per atostogas lepinotės sotesniu maistu, ar visgi pagrindinis patikalas buvo vištienos su makaronais? Atsakė, kad taip, tikrai per atostogas ką valgiai. Bulvinių blynų tikrai nebuvo, šviežių bulvių dar neprisikasiai. Na jo, bulvinių nebuvo, bet ir tikrai nebuvo vištienos su makaronais. Jau maitinausi, ko galėjau kitų. Turistų pusryčiais, taip? Bet tikrai, vištienos makaronų tai nebuvo. Facebook profilio vartotojas toksai Patrukžu. Čia, nežinau, prancūzas, belgas ar tiesiog Patrukžu kažkoks. Sveikas Dariau, ar jums patiko sugrįžimas po gan ilgos pertraukos į gimtąjį miestą Vilnių? Na, tikrai nebuvo ilgos pertraukos, bet tikrai patiko. Ką Vilniui veikia? Naktinėjai? Vilniui išvažiuoju į Vilnių. Ne, kodėl naktinių? Tiesiog būnu pasivaikščiojų gražios miestų. Nu, miestas tavimi grožisi, taip? Na, taip. Aha, Nerijus teiraujasi, kuris A lygos gynėjas pats grubiausias mėgstantis nešvariai žaisti? Vėlgi toks pat klausimas, kurį aš norėjau tau paklausti. Iš tikrųjų, ar galėtum savo tokį priešininką įskirti? Nes dažniausiai, priešpriešą, kai būna kaip krepšininkai, tarkim, centrai kažkurie tai sutampa, kurie nesutampa, na, tarkim, tas legendinis Arvydas Sabonis ir Kačenka. Tavo priešininkas koksai yra, kur, tarkim, lauki, kad Žalgiris atvažiuos, o galbūt ten toks gynėjas yra toksai bjaurus, su kurio norėtum kažkaip atsiskaityti ir už tą ten praeitų rungtynių žnyptelėjimą, tarkim, taip. Na, nepasakyčiau, kad yra toks žaidėjas. Visi tie gynėjai yra grūbus ir kad taip įskirti kokį nors atskirai, tai tikrai nėra. Žodžiu, visus kalpuotum, jeigu tik tai galimybė būtų iš karto. Taip, laikykitės gynėjai, nes čia įsiveržė, taip, Darius Kazubovičius. Kokių privalumų turi Utenos miestas lyginant su Vilniumi, ar galbūt nauja Vilnia? Privalumų turi tai, kad čia yra miestas tikrai švarus, sutvarkytas ir prižiūrėtas labai gerai. Parkelis yra? Parkelis super. Jo. Ar patinka Utenos Utenio stadionas? Kokias korekcijas darytum, jeigu būtum administratorius arba įtakojantis ir galintis pakeisti kažką tai stadione? Taip pat Utenio stadionas labai yra gražus, o
korekcija, ką padaryčiau, tai nuimčiau bėgimo takelius ir Lengvoji atletika tau iš karto dėkoja, tai. Nu taip, ir pastatyčiau arčiau tada tribūnos. Žaidai Žalgiryje, kuriame iš tikrųjų, super yra sirgaliai, kurie, tikrai palaiko tą Žalgirio dvasią ir patį futbolo žaidimo aistrą įkelia, tarkime, į aukštesnį lygį. Ar nepasigendi to, kad Utenos Utenyje, pakankamai vangus, pasyvus arba labai tokie taktiški yra žiūrovai, kurie tik tai, duokdie, tarkim, per gerą derinį arba per įvartį paploja, bet daugiau tokios emocijos, įskyrus Marių Trimaką, daugiau niekas ir neišreiškia. Na, iš tikrųjų, čia, kai įmuši tą įvartį, tai tikrai visi ir atsistoja, ir paploja, ir pašūkauja, tai tas ir yra malonu. Ir malonu yra tai, kad bent jų susirenka daug. Tai tikrai yra labai faina ir mus tikrai palaiko. Koks jums gražiausias šio sezono Utenos Utenio įmuštas įvartis? Ko gero tavo tie du? Nu, tai. O iš tikrųjų, kuris iš komandos draugų tau yra kaip kelrodė žvaigždė, kad galbūt galėtum, pasimokti, tarkim, ar gauti patarimą iš jo, jog yra, tarkim, ir aukštesnio lygio žaidėjų, kuriuos tu galėtum lygiuotis, ar galėtum išduoti ir pasidžiaugti tuo žmogum? Na, iš tikrųjų yra. Galbūt net ne Utenos Utenio, paimkime ir plačiai prasme futbolą. Galiu pasakyti iš Utenos, tai yra vyresni mūsų žaidėjai Robertas Freidgeimas, Pavilas Krasnovskis. Jie tikrai, manau, visą laiką patars, ką reikia padaryti. Kaip Roberto koja dabar? Na, gyja, vaikšto po truputį. Nunešiai sulčių gėlių, aplankiai draugą. Žinoma. Viskas tvarkoja. Taip, o kalbant apie pasaulinio lygio žvaigždės ir ką galėtum įskirti ir ką drąsiai klijuotoms galbūt ant spintos, ant sienos, galbūt net ir oro gaiviklį su to žmogaus futbolininko atvaizdu pasikabintam automobilyje, kas tau imponuoja? Lionelis Messi. Man jisai jau tikrai yra labai senai, kuris patinka. Tikrai mačiau, kad jisai yra jau žvaigždė, kaip sakant, ir tikrai superinis žaidėjas, kuris tikrai daug ką pasiekė. Ką daro Utenio žaidėjai, kai Lietuvos rinktinė laimi pasaulio čempionatą? Čia ko gero kompiuterį, aš nesužinau. Nežinau, labai sunkus klausimas. Kitą jau galima. Kitas galima, taip, Dariau, ar tiesa, kad esi vakarėlių liūtas? Na, į vakarėlius nedažnai vaikštų, tai... Bet liūtas esi? Bet liūtas esu. O Dariau, kur iš tikrųjų gyveni Utenoje? Ar ten, kur visi Utenio žaidėjai, tarkim? Ar... Jo, kur visi Utenio žaidėjai. Tai daro ten vakarėlius kažkokius tai? Na, nelabai, nes... Gal tenai liūtas esi, to vakarėlių klausy? Ne, esam sportininkai, tai tų vakarėlių ir nelabai darom. Supratau, kokios idealiausios vis tik tai tavo sezono rungtynės galėtų būti ir, tarkim, vėlgi mes kalbame apie rimčiausią iššūkį, ko gero, namuose, o išvykoje bus artimesnės rungtynės. Ne. Aš iš karto pasižiūriu, ko gero, į tinklalapį Utenos Utenio ir taip, tvarkaraštį, kada artimiausios rungtynės Utenos Utenio, tai ko gero 26 dieną. Bet kokiu atveju Utenos Utenio žais savo namuose ir taip, 26 dieną 17 val. Utenos Utenio stadione A lygos rungtynės tarp Utenos Utenio ir Atlanto. Klaipėdos Atlantas atvyksta į Uteną. Rezultatai, Dariau, ar mėgsti spėlioti, galbūt darai kažkokius tai nelegalius statymus arba tiesiog draugiškai tarp tų pačių žaidėjų po kelis centus susirenkate ir sakote, tiek ir tiek bus. Tas ir tas pirmas įmuš arba tas ir tas gaus kokią nors nedaugdie raudoną kortelę. Ne, tikrai nemėgstu spėlioti ir tikrai to nedarau, ten neužsiminėjau jokiais statymais. Ne? O Admiral klube nesi pralošęs kokių sumos kokios nors ar kitur? Ne, tikrai ne. Žodžiu, tavęs ten kazino ir slapti kažkokie tai lošimai netraukia. Ne. Bet vis tik tai, ką prognozuotam dabar Utenos Utenio 26 dienai rungtynių baigtis, kokia būtų? Na, manau, Būk orakulas. Orakulas būsiu, tai mes laimėsim. Darius Kazubovičius pagalba be jokios abejonės. Taip, nes visai šis žmogus galva įmuš ne vieną įvartį.
artimiausius rungtynės, gerbėmiai radio klausytojai, noriu pasakyti, kad jau laukia jūsų šį šeštadienį ir išties galite atvykti. Draugiškos rungtynės su Klaipėdos Granitu ir taip pat veiks ir šeimos zona. Neveiks šeimos zona. Eimantas sako, kad arkliukas Fulis dabar ganosi pievoje, todėl išties pajudinėti vaikų negalės, bet kokiu atveju bus smagi savaitgalio atrakcija. Draugiškos rungtynės, dar kartelį minėsiu, šeštadienį 15 val. Utenos Utenio stadione. Dariau, pateiktų klausimų galiu duoti šį lapą ir išrink vieną laimingąjį, kuris galės patekti Liepos 26 dieną 17 val. Į rungtynes. Na, man labiausiai patiko klausimai, tai, kaip jūs sakėt, patraukų žu. Va, čia yra, nežinau, kas per patraukų žu. Personažas toksai. Toksai taip. Jo, bet, va jam. Sveikinam patraukų žu, jo pateiktas klausimas. Klausyk, jo yra 2 klausimai dabar apie vakarėlių liūtą ir apie tai gimtą miestą Vilnių. Taip. Tai gimtas miestas Vilnius, vakarėlių liūtas per brūkšnelį, ko gero taip. Nebeesmė jau yra. Taip, sveikiname šį žmogų, su jumis susisieks Faustas, jis pasiryžęs jūs atakuoti su 2 pakvietimais ir, žinoma, priminsiu, kad visos naujienos apie Utenos Utenį ir tiesiog apie gerą futbolą, kurį žaidžia ši komanda, viskas yra socialinėme tinkle Facebook ir Utenos Utenio tinklalapyje utenosutenis.lt. Darius Kazubovičius, 21 numeris, žmogus pelnęs šį sezoną 2 įvarčius, bet negavęs nei vienos geltonos ir raudonos kortelės. Kaip tau išvengti, kaip pavyksta išvengti, tarkim, tokių teisėjų, tarkim, malonės galbūt ir ar vis tik tai puolėjas turi mažiau galimybių prasižengti nei, tarkim, gynėjas? Aš manau, puolėjas tikrai turi mažiau galimybių prasižengti, nes nebūna labai daug tokių, kaip pasakyti, nežinau, situacijų tokių, kad ten ar į koją užėti, ar ką ten taip stipriai, ar nustumt, pastumt. Tai manau, todėl taip ir gaunasi, kad neturiu tų nei geltonų, nei raudonų kortelių. Ir nenorėtum ko gero turėti, nes teks praleisti tada bent jau artimiausios rungtynės. Na, žinoma, geriausiai be jų. Super, tai tiek naujienų šį kartą iš Utenos Utenio stovyklos. Komanda grįžusi po nedidelės, tiesiog atostogų savaitės ir vėlgi neria į darbus. Treniruoti artimiausią metu kada bus? Dariau, kada jau kelsiesi anksti ryte 8:30? Jau rytoj 8:30. O viešpatėlį, kaip neįsimiegosi, o juk vakarėlių liūtas dar reikia truputėlį ir pasitūsinti. Taip. Viskas tvarkoje. Taip, Darius Kazubovičius su geriausia nuotaika, draugų kompanija čia lankėsi pas mūsų Utenos radio studijoje. Sekite visas naujienas, kaip ir minėjau. Tiek ir žinoma, mūsų laidos kartojimo klausysitės jau rytoj po 15 val. Žinių radio žinių. Geros nuotaikos visiems, puikios vasaros ir iki malonaus kitos savaitės susigirdėjimų laidoje Vienas tikslas, viena komanda. Iki. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 val. Per Utenos radiją. Kartojama po 15 val. Žinių ketvirtadienį.